Viskas, ko tu gali įsivaizduoti į savo vaizduotę, dabar užsimerk, bet ko įsivaizduoji savo vaizduotę, kažkur yra realybė. Nes pagal definiciją, tas, kas egzistuoja, negali neegzistuoti. O tas, kas neegzistuoja, niekada ir neegzistuos ir neegzistavo, nes neegzistencijai nėra kur eiti. Tai jeigu tu kažką įsivaizduoji, tai jau egzistuoji. Tai jau yra kažkur realybė. Tai nebūtinai turi būti mūsų šitais paraleliniai realybėj, vat šitą dalyks, ką tu įsivaizdavai, realybė va čia ir dabar. Tai yra realybė kažkur kitur, gal kitoje paraleliniai realybėj, gal kokie nors kitoje visatoj kažkur. Visiškai kitur, galbūt tai ir kažkur kitur, bet tai egzistuoja čia ir dabar kaip kažkokia realybė. Nes jeigu tai neegzistuotų, tu negalėtum to patirti. Tu esi egzistencija iš savęs, tu esi viskas tas, kas yra. Ir egzistencija iš savęs, visa tai iš savęs gali patirti tai, kas egzistuoja. O tai yra viskas tas, kas yra. Ir kaip prieš tai minėjau, jeigu ir kažkas nėra iš esmės to, kas neegzistuoja, nes neegzistencija nėra kur eiti. Viskas absoliučiai egzistuoja, ką tu gali įsivaizduoti kažkur, kažkada. Tai žinok, kad jeigu tu kažką dabar įsivaizdavai, kažkur tai ir kažkokia realybė.